Kirilai, Dar pamiegot. papasakok, kaip praėjo tavo naktis. Nemiegojau, kaip visada, pirma naktis. Aš nemiegu. Ir aš visokiausias nesąmonės sapnu. Labai patogu dviem, bet mes čia kukliai. Taip iš tolo atrodo pakrafterio stovyklavietė. Taip mes džiovinam mūsų pakraftas, taip mes džiovinam ir laikom savo rūbus. Tintukas, tarp kitko, Helicon Tex gamintojo. Mano galva galite, jeigu labai reikia, pakalbėti su Baltic Arsenalo armija ir civiliams parduotuvė ir jie jum pagal užsakymą atvežtų. Paprastas parakordas pirktas depo, alpinistinis devintukas, mažas karabinčikas. Susikrovėm, sudėjom daiktus, dabar prasėsim kažkur tai apie porą kilometrų. Šiandien mes susitiksim su mūsų draugu, kuris prisijungs apie pietą. Mes tęsim mūsų kelionę, šiuo momentu papietausim ir papasakosim jums, kuo pietausim šį kartą. Čia mums maloniai suteikia prieglobstį Neries regioninis parkas, kai visada galima apsistoti tokioj geroj vietoj, tam, kad pasislėpti nuo lietaus. Šiandien praėjom jau apie 20 km ir pratęsim kažkur iki Kernavės mūsų kelionę.
Tai ką, sveiki visi dar kartą. Ką tik pastatėm stovyklą po antros dienos žygio. Nuostabią vietą ant Neries skardžio. Šiandien prie mūsų prisijungęs mūsų ir draugas nakvos. Jisai kabinasi hamaką. Čia akivaizdžiai skautų vieta, labai gerai organizuota viskas. Mes aišku radom ir vietos savo daiktams. Labas rytas. Ir Konstantinui labas rytas. Labas rytas. Mes keliamės naują rytą, netoli Kernavės. Esam pasiruošę naujai dienai. Labai pučia vėjas. Kad šiandien mūsų nenupūs. Baigėsi mūsų žygis, renkamės daiktus ir išeidinėsim ant kelio, šiek tiek prasieisim, kur pagausim kažkokį tai transportą.
Aš džiaugiuosi, kad tu nusigavai iki šios video dalies. Greičiausiai dėl to, kad esi smalsi. Matyt, pas tave yra klausimų, nes pirmoje serijoje mes minėjom, kad nusigausim iki Gaižiūnų poligono ir turėsim pėsčiųjų žygį. Tam tikrą dalį viso žygio turėtų būti pėsčiom. Tačiau gyvenime atsitinka netikėtų dalykų. Ir šiame žygyje mes susirgom, tai 2 iš 3 žygio dalyvių patyrė nemalonumus. Mums teko sustabdyti žygį, jau prie pabaigos mes tiesiog plūduriavom valtyse, žiūrėdami į dangų ir bandydami suprasti, kaip jaučiamės. Sustojom bet kur buvo normalus krantas, sustojom miške, karščiavom naktį, bet aš manau, kad mes grįšim į nerį. Jinai traukia, ją reikia pabaigti. Mes praėjom 3 dienas po 30-35 kilometrus. Graži upė, gražus vaizdai. Kviečiam ir jūs prisijungti, išbandyti. Ir be abejo, mes turėtumėm pakartoti tokį žygį, gal kitų maršrutų, tačiau apjungus ir su pėsčiųjų dalimi. Ačiū, kad žiūrite Pakraft LT, prenumeruokite YouTube kanalą, atraskite grupės Facebook'e, bendraukime, plėskime Pakraftų pasaulį mūsų šalyje. Ačiū Jums ir iki.